O šiandien vėl gera naujiena, pasirodė dar vienas pultelis mūsų kolekcijoje, kuris galės nukopijuoti kaip FAC, NICE arba bininką su paprastu, tai yra nepaprastu, su kintamu kodu ir netgi bininką su ERC Advanced kodu. Tai dabar parodysim. Kaip matom, čia analizatorius rodo, kad čia yra FAC'as. Dar kartelį, čia yra kintamas kodas rodomas. Dabar paspausim, čia yra, rodo, kad FAC, ne FAC, atleiskit, NICE Flores. Ir dabar spaudžiam mygtuką. Jis rodo, kad bininką kintamo kodo. Nu ir čia, aišku, yra tas pultelis, kuris bininką ERC su Advanced kodu. Čia dar saugesnis kodas negu paprastas kintamas kodas. Tai dabar nukopijuosim šitus pultelius. Einam į programavimo būseną. Spaudžiam mygtuką. Matome, kad jis prisirišo ir dabar tikrinam. Žiūrim čia. Matome, kodas pasikeitė. Dar kartelį matom, kodas pasikeitė. Ir čia yra FAC pultelis. Tai dabar vėlgi į programavimo būseną. Sekantį pultelį. Žiūrim čia NICE Flores. Dar kartelį spaudžiam. Atkreipiam dėmesį, kad kodas keičiasi. Tai yra NICE Flores pultelis. Imam sekantį pultelį. Spaudžiam. Ir dabar žiūrime, ar tikrai tas pultelis įgijo tas kodas. Taip, jis rašo bininką, pultelis turi kintamą kodą. Dabar žiūrėkite šitą eilutę. Jis pasikeitė, tikrai yra kintamas, pilnas kintamas kodas. Na, bet dabar pabandysim pririšti. Spaudžiam mygtuką. Taip. Spaudžiam pririšimo mygtuką. Taip, žiūrim, kaip reaguoja. Sustojo. Dabar šiek tiek reikia palaukti. O, puikiai veikia. Kai patikrinam, pultelis puikiai veikia. Dabar staigmena. Ištrinam visą tą dalyką. Suteikiam kodą bininką ERC. Taip, spaudžiam, žiūrim, netgi mūsų analizatorius nereaguoja. Kol kas jis neveikia ir dabar pabandysim pririšti. Spaudžiam 2 vienu metu. Kol sumirksės. Spaudžiam veikiantį mygtuką ir spaudžiam norimą mygtuką, kurį ir dabar turime palaukti 15 sekundžių. Po 15 sekundžių patikrinsim, ar jis priėmė tą sudėtingą kintamą kodą, tai yra Advanced kodą ARC. Bandom, puikiai veikia. O čia tai buvo staigmena.